trumpa apžvalga, kol nieko nėra. Kur aš miegu. Kaip kariuomeniai kokiai. Kareivinėse. Kiek čia 1, 2, 3, 4, 8 lovos. Spintelės susidėti, šaldytuvas. Spintelės. 1 vonė. 2 vonės. Eko klasė, super eko, neatsimenu, kada miegojau. Mano šį 5, bet aš norėčiau apačioje miegoti, nes netilpsiu čia. Kojas netilps mano ta galva. Tai ką, prisiminsim senus laikus. Kažkada tekę miegoti hostelį tokiam. O dabar porą naktų vėl teks. Nu, palinkėkit sėkmės. Mirksi šviesas. Čia tokia vieta valgymui, kaip ir svetainė. Didelė. Savo pietus pavalgysiu, kur pasidariau. Pažiūrėjom, ko čia yra. Stiklinių. Šiek tiek kalėdų. Nieko nėra. Čia gal pusryčiam duoda kažką. Puodeliai. Matau, yra kavos aparatas. Pabandysim kavos gauti nemokamai. Kokia čia? Pasidarysim mažą. O gal didelį reikia imti? Ikea. Pavyzdžiui, latė. O! Daro kavos. Nuolė, duoda kavos nemokamai. Nors kažkas dovanų. Rytoj pažiūrėsim, ar pusryčius duos ar ne. Pademonstruosiu, kaip veikia spintelė. Užrakinimas. Dabar vat, užrakinta. Tipo labai saugu. Paėmė. Atsidarė. Žodžiu, ta spinelė nieko neduoda. O, užrakinta. Nesąmonė. Sveiki atvykę. Kas nori pačiažinėti? Visi geria šokoladą, karštą šokoladą. Tai nusipirkau paragauti. Saldu. Pas juos tokia tradicija gal. Čia ko gero pagrindinė aikštė.
kažkokia pasaka seka. Gražiai atrodo toks miškas. Kalėdinė eglutė. Sustojau šiek tiek užkąsti. Tradiciškai Italijai. Dar vienas kalėdinis miestelis. Ką išbandysim dar šitą? Paragausim. Su sūriu. Jau grįžau į savo hostelį. Dar arbatos atsigersiu, eisiu miegoti. Šiandien tiek bus. Dar čia laukia 2 dienos. Šeštadienis ir sekmadienis. Tai bandysim kažką paieškoti, pamatyti. Rytoj planai būtų į muziejų gal nueit, pažiūrėsim dar. Kiek bilietai kainuoja ir apskritai. Ar dirba, ar nedirba. Tai iki rytojaus. Iki. Labas, nauja diena. Jau atsikėlęs, jau papusryčiavęs. Jau kaimynų nebėra, visi išsilakstė. Ši buvo pilna. Tiek ten, tiek čia buvo. Virš manęs tik nebuvo. Miegojus, aišku, blogai, nes tai telefonai skamba, tai koso kažkas, tai knarkė. Nieko gero, tikiuosi kitą naktį bus geriau. Dabar laukiu pusvalandį, reikia palaukti, reikės eiti. Keliausiu į Egipto muziejų čia Turine. Sako, vienas geriausių Egipto muziejų. Tai bus įdomu pamatyti, ką turi jie gero. Ir labai tikiuosi leis filmuoti, nes žinot, kaip muziejai nelabai nori, kad filmuotų kažkas jų ekspozicijas. Keliaujam į muziejų. Kaip šeštadienio rytas, tai žmonių daug šiandien. Visi eina, juda. Čia užneša iš Škotiją kažkas šiek tiek. Palei vaizdą. Kas čia guli? Mumija. Sarkofagai, vat kaip atrodo. Gulsam, žmogeliukas. Mumija. Laidydavo tarp tokių
Mediniai, asmeniniai, visokių yra. Čia pavaizduoja, kaip jie atrodė, egiptiečiai. Šukuosenas tokias, su ginklais, su lazdom. Geriau pasimkite audio gidą, tai nereikės skaityti, nes aš tai skaičiau, tai labai daug informacijos reikia suskaityti apie viską. Kažkur valandą laiko užtrukau, greitai prabėgau, nors galėjau ilgiau pabūti, bet tiek to. Dabar eisiu kažkaip, pabandysiu išeiti. Aš čia dar nebuvau, nesuprantu. Aš jau galvoju viskas. Nusileidau vieną aukštą žemiau, žiūriu dar. Dar yra kažko tai. Kiek čia daug tų visokių tai sarkofagų, mumijų. Tokia būdavo lova. Labai trumpa. Čia dar viena. Pagalvė tokia keista. Niekaip nesibaigė tas muziejus. Tai va atėjom tokia kavinukė. Išgersim kavos, užkąsim ir toliau eisim, explorint. Nes tikrai labai didelis, aš galvoju, ten jau viskas, bet pasirodo dar toli gražu ne viskas dar. Čia kokie milžiniški gyvūnų mumijos. Na ir paskutinis šou. Karalių galerija vadinasi. Tai čia turbūt įspūdingiausia. Įspūdingiausia. Vien iš dydžio matau. Kaip tokia atgabena iš Egipto. Kažkaip atvežė, atskraidino. Per jų gyvūnas kažkoks tai. Na jo, didelis. Jau išėjau. Nu ką, užtruko apie 2 valandas taip greit prabėgant. Su trumpa kavos pertraukėlė. Tikrai didelis muziejus ir verta apsilankyti. Ir praleisti kokias 3 valandas, o ne 2. O dabar, ką dabar veikti, nežinau, reikėti į miestą. Apsidairyti kažkur čia centras. Ką šiandien muziejų diena, tai užsukau į kino muziejų. Kamerytės. Galima su to liftu pasikelti, bet reikia kitus bilietus pirkti. Čia po kelis tik žmonės kelia.
vietos čia tikrai. Creepy, taip sakant. Užlipom iki viršaus ir baigėsi. Nu, einam mes į lauką. Iš tikrųjų buvo daug seno tokio kino, senų filmų, aktorių, tai aš nelabai žinau jų. Čia jau turiu domėtis senų kinu. Iš naujų tai nieko gero nemačiau. Bet kaip muziejus tai gana irgi nemažai ekspozicijos sukaupta. Šiandien 2 muziejai nemažai. Eisiu link namų dabar, link savo hostelio, užkasiu kažkur ką nors, o vakare žiūrėsiu, dar eisiu į miestą ar ne. Žiūrėsiu, kiek jėgų atsiras po maisto. Žmonių daug. Gražu. Eidamas namo radau restoranėlį tokį. Peru. Užkandas atnešė. Laukiu pagrindinę patiekalą. Grįžau namo jau. Savo kareivinės. Žiūriu, naujokų kažkokių yra. Bus matyt, kaip seksis miegoti, vėl bus bemiegė naktis. O šiandien tiek turbūt. Nieko jau nebeparodysiu, nes manau jau niekur nebeisiu. Eisiu pailsėti. O rytoj bus matyt. Kas bus tas. Iki. Atsisveikinu su savo hosteliuku. Keliauju dabar į nacionalinį automobilių muziejų. Šalta lauke. 1 laipsnis tik. Bet saulė vat šviečia. Šiaip oras visas 3 dienas tai labai geras. Pats tas keliauti. Rytais tai būna šalta, paskui saulė šviečia, šilta, ne karšta. Autobusas namo tik tai 5 po 5. Tai turiu visą dieną kažką veikti. Reikės kažkur dar nueiti po muziejaus. Tai va, pasidėjom daiktus. Žmonių pilna, čia kažkokia šventė vyksta. Kalėdinė. Eina pažiūrėti. Važiuodavo max. O šitą itališką 95 km/h. Rollsas. Jau nuo seno gerai atrodė Rollsas. Čia Lancia. 1937 jau pradėjo daryti su gera aerodinamika. Citroenas labai paprastas buvo.
Kaip atrodo Multipla. Jau tada atrodė juokingai. Greitas Jaguaras šitas, 240 km/h. Nu ką, prasidėjo 80 metai. Ferrari. Galima pasivažinėti traukinuku. Robotas. Čia gera instaliacija. Į sieną įvažiavo Fiatas. Arba čia testas saugumo. Čia taip atrodo po saugumo testą. 5 žvaigždutės. Taip išeina. Šiam 5 metų Dragsteris. Šiuolaikinės formulės. Va koks motoriukas. O dabar bus visi elektriniai. Ir tokie bus tik istorija. Na gal ne? Elektrinė formulė. Lancia. Didžiuojasi jie savo Lancia. Pasivaikščiam po muziejų. Visai gerai, patiko. Saulė šviečia. Eisim dabar užkast kažkur, eisiu užkast. Reikės prastumt dieną kažkur kažkaip. Užsukau tokį itališką restoranėlį. Gniočių užsisakiau. Ir alaus. Rekomendavo, sakė, kalėdinis, skanus. Bet kai atnešė 0,7 butelys ir 8 stiprumo. Nu ką, sėkmės man. Tikiuosi surasi autobusą po to. Šiaip skanus, nesijaučia, kad 8 stiprumo. Lipau, ėjau ir išlipau. Prie šitos bažnytėlės. Čia matosi panorama. Torino. Ten toli matosi kalnai balti, Alpės. Čia va centras. O aš ten kažkur toli gyvenau. Hostelis mano. Upeliukas teka. Viskas, jau laukiu autobusą. Pasiimu dar kavos. Italijai visi geria kavą.
visą dieną. Tai va, Turinas baigtas, kiek pamatėm, tiek. Mes žiūrėsim namo į Nicą, 4 valandas kelio. Tokia trumpa kelionė, trumpas atostogas, viskas, baigėsi. Savaitgalis šitik. Ir laukiam kitų miestų, kitų kelionių. Susitiksim kitą kartą. Palaikinkit, pasekit ir iki.